Gerą dieną visiems, sveikinamės iš Kauno. Šiandien turime Ąžuolą prieš Šiaulių Baltreks. Labai svarbios rungtynės ir turnyro lentelės prasme. Sveikinimai su pergale, solidžios, geros rungtynės. Pirmas kėlinys tikrai toks solidus, antrajame kėlinyje galbūt nepavyko išlaikyti ant sauso varžovų, bet gera pergalė. Kaip žinai, nuo suoliukų žiūri, kaip žaidžia tavo žaidėjai ir tokį daro pirmą kėlinį ir plimai. Ir antrą kėlinį su noru, su ta gynyba, su kokybiškų standartais. Yra tiesiog džiaugsmas žiūrėti tą dalyką. Tai aš tikrai galiu sveikinti, čia yra kolektyvus laimėjimas mums ir čia yra labai geras startas į priekį eiti. Čia turbūt mums startas, o ne pabaiga. Šis tikrai. Atrodo, ir pavyko ir tą koncentraciją išlaikyti ir toks susitelkimas buvo juntamas visų rungtynių metu, tokia komandinė pergalė. Čia, ką mes dirbome, ką Lazaris, ką Žygimantas, ką aš bandėme dirbti šią savaitę, kad šita komanda yra stipri, šita komanda yra dar stipresnė, jie žaidžia kaip kolektyvų. Jie, aišku, turi labai daug gerų individualių žaidėjų. Tai esu labai, kaip sakoma, esu labai laimingas, kad tas dalykas šiandien buvo parodėm tą dalyką. Reguliaraus sezono pabaiga su Ąžuolu ir po to su Vairu, tai gal visai tokios neblogas repeticijos prieš svarbiausias sezono kovas? Čia yra, kaip sakoma, mes galvojam dabar rungtynė pro rungtynių ir dabar dirbsime kitą, kas ateis į kitą, tik mums geriau. Kas yra svarbu, kad mes tobulėtumėm, gerėtumėm, mūsų problemas pagerintumėm, galėtumėm į priekį taip, nieko tai negaliu sakyti. Arnai, sveikinimai su pergalė ir krauju aplaistyta, daug visko buvo, daug kovos, kaip pačiam tos rungtynės? Rungtynės, iš tikrųjų tikrai intensyvios. Nepasakyčiau, kad buvo labai daug klaidų, bet jų irgi buvo, bet tas intensyvumas, aišku, karštis oro sąlygos, tikrai buvo smagu žaisti ir sunku, tai ačiū varžovam už sunkią kovą, tikrai buvo labai geras varžybos. Panašu, kad ir gerai išpildėt, kas buvo planuota ir tokios solidžios, gal net pačios geriausios šio sezono rungtynės. Gynybinė prasme, tai tikrai vienas geriausių rungtynių šį sezoną mūsų. Puolimo prasme irgi gal galėčiau pridurti, kad tikrai labai gerai puolėme, atakavome jų kraštus, silpnasias vietas. Tai sakyčiau, kuo toliau, tuo geriau mūsų rungtynės eina. Antras kėlinys ir dalis jo jau pati pabaiga, daug tokios kovos ir susižeidimų, ir pats susižeidė, kas nutiko ten tame epizode. Kvaila situacija, kažkaip kritau ir veidą sukau į savo pusę, norėjau kamuolį ištiesti ir neatsimenu tiksliai, ar iš kauniečių kažkas bėga, ar net maniškis iš kojos paleido į antakį. Tai ir biški kraujas pasileido. Sunkios rungtynės, Baltreksas buvo gerai pasiruošęs. Ko galbūt pritrūko jau kalbant apie pirmą kėlinį, kad pagautų tokį gerą natą ir užduoti ritmą rungtynėms? Tai nežinau, atrodo, kad lyg tai nieko netrūko, bet buvo keli momentai pirmam kėlinį, kur mes tiesiog padarėm klaidų gynyboje ir leidom jiems lengvai pelnyti taškus. Paskui vėl bandėm kontroliuoti, bandėm pelnyti taškus, bet jie sugebėjo apsiginti, kaip sakant, nežinau, noriu pagirti Baltrekso komandą, šį savaitgalį šios varžybos puikiai gynėsi, kiek teko prieš tai žiūrėti varžybų, daryti analizės, tai buvo gal sunkiau. Neturiu priekaištų jų gynybai šį savaitgalį. Jie mūsų uždarė, nuskaitė mūsų žaidimą ir iš to pelnė taškus ir laimėjo, pelnytai laimėjo. Ko gero, žaidžiant su taip pasiruošusią komandą, pralaimėjimas iš esmės nėra kažkokia tragedija? Kiekvienas pralaimėjimas yra savaip tragedija. Tu ateini į aikštelę laimėti, nepasidžiaug, kad ten turėjai geras varžybas, bet pralaimėjai čia. Yra kaip taip yra jau. Tikrai nesidžiaugiam. Mes turėjom progų, jų neišnaudojom, jie išnaudojo. Taip ir baigėsi jų naudai varžybos. Galutinis rezultatas 37-14 Baltrekso komandos naudai.